Ganytojo žinia. Metas ganytojo žiniai ir šiandien su mumis mintimis dalinasi Mindaugas Sabutis. Garbė Jėzui Kristui. Skaitome apaštalo Pauliaus pirmąjį laišką Korintiečiams, 10 skyrių nuo 9 iki 13 eilutės. Negundykime Kristaus, kaip kai kurie iš jų gundė ir krito nuo gyvačių. Nemurmėkite, kaip kai kurie iš jų murmėjo ir žuvo nuo naikintojo. Visa tai jiems atsitiko, kaip pavyzdys ir buvo užrašyta įspėti mums, kurie gyvename amžių pabaigoje. Todėl, kas tarėsi stovys, te žiūri, kad nepultų, jums tekę išmėginimai tėra žmogiški. Dievas ištikimas, jis neleis jūsų mėginti virš jūsų jėgų, bet su išmėginimu duos ir išeitį, kad galėtume atsilaikyti. Šis Dievo žodžio skaitinys yra iš mūsų šios savaitės liturginių skaitinių. Atrodo, skamba kaip specialiai parinktas mūsų laikams ir mūsų dienoms, tačiau tai yra Liuteronų bažnyčios eilinė gavėnios tvarka. Ir štai taip sutapo, kad Dievo žodis, laiškas Korintiečiams, skamba itin aktualiai mums. Mus nuveda apaštalas Paulius šventosios dvasios įkvėptas ir nukreipia mūsų žvilgsnius į senuosius laikus, kai Dievas vedė Izraelio tautą. Dievas ją vedė dar iki jiems tampant vergais. Prisimename Abraomo istoriją, Izaoko istoriją, Jokūbo ir Juozapo, kuris tapo Egipto vadovu, premjerministru turbūt šiais laikais galėtume sakyti. Tuomet išgelbėjo per badmetį ir savąją šeimyną ir brolius, kurie jie buvo pardavę. Tad atsimename Mozę, kaip jį surado Egipto princesė krepšelyje Nile. Ir prisimename Dievo stebuklus visus, kaip Dievas savo tautą vedė, kokias nelaimės Egiptui užleido, kaip pervedė per Nendrį jūrą, kaip iš uolos tryško vanduo, kaip dykumoje maitino mana ir putpelėmis ir kaip vedė savo tautą ugnies ir debesies stulpu. Ir ką jis iš savo tautos girdėjo. Iki pat paskutinių dienų kelionės, kaip skaičių knygoje skaitome, kai žvalgė kraštą, vieni sako, tai nuostabus kraštas, o kiti sako, ten gyvena milžinai. Kaip mes juos įveiksime? Ir netgi jau kelionės pabaigoje tauta ėmė murmėti prieš Dievą toliau. Jau kai buvo priėję prie savo tikslo, dar ne pabaiga toli gražu, tačiau jau pamatė akies krašteliu tą kraštą, į kurį dar kelias laukia. Ir štai murmėt, kaip mes įveiksime. Grįžkime atgal į vergovę. Tokia pagunda yra ir mums krikščionims, kai mūsų kelias, mūsų gyvenimo situacijos ar pasaulio įvairios situacijos netitinka mūsų įsivaizdavimu. Dar visai neseniai, COVID-19 pandemijos pradžioje, atsiminkime pirmuosius ribojimus ir pirmąjį tokį karantiną ir uždarumą, kuris truko keletą savaičių, 3 savaitės ar mėnesį. Ir kaip visi žmonės išėjo iš namų ir džiaugiasi, kad štai jau dabar viskas baigta. Toks buvo įsivaizdavimas. Kad štai pabuvom, išėjom, kad jeigu norim, jeigu įsivaizduojam, kad viskas turi baigtis po mėnesio, tai baigsis ir po mėnesio, matome, kad viskas buvo visiškai kitaip. Dabar mes matome kenčiančią Ukrainos tautą nuo naikinimo, baisaus naikinimo, nuo žudimo. Ir matome našlaičių ašaras, našles, žuvusias ištisas šeimas, išnaikintas bendruomenės, paniekintų žmonės, kankintų žmonės, pabėgusius. Ir vėl mes trokštame, kad visą tai kuo greičiau baigtųsi. Bet mes nežinome, ar baigsis greitai visą tai, ar negreitai, ir kokia iš vis dabartinio pasaulio ateitis, ar nepasikeis mūsų gyvenimas po šių įvykių visų gyvenimas, ar nepakis, mes to nežinom.
Ir labai dažnai mūsų nekantrume, ne tik dideliuose dalykuose, bet ir mažose mūsų asmeninėme gyvenime, tokiame nekantrume mes norime Dievui pasakyti: Viešpatie, o kur tu esi? Kaip viskas yra? Ir mes pamirštame, kaip ir Izraelio tauta, neretai netgi krikščionys, kad mes jau esame išgelbėti. Izraelio tauta jau buvo išvesta iš vergovės. Izraelio tauta matė didžiausius Dievo stebuklus. Pats Kristus dar neįsikūnijęs, bet sako, kaip ir apaštalas Paulius, sako, jie gundė Kristų. Dykumoje jie gundė ką? Kristų. Kristus buvo su jais. Ir jie gundė ir murmėjo. Mes, krikščionys, turime prisiminti, jog Dievas jau mums yra dovanojęs amžinybę. Ir kad mes esame ne šiaip žmonės keliaujantis iš niekur į niekur, ar nežinantis, kur eiti. Mes esame išvaduoti Kristaus mirtimi ir prisikėlimu. Kristus ant kryžiaus nugalėjo mirtį ir jo prisikėlimas parodė mums kelią iš kapo į gyvenimą į amžinybę. Taigi mes esame pergalės žmonės. Ir šventuoju krikštu mes esame panardinti jo mirtyje ir prisikėlime. Esame atgimdyti. Ir pats Viešpats savo žodžiu lydi savąją tautą visur ir visada. Tuomet ar mūsų gyvenimo dieną, ar naktį, ar tuomet, kada mūsų lūkesčiai išsipildo ir Dievas labai greit atsiliepia į mūsų maldą, ar tuomet, kai mes nežinome, kas vyksta ir mus apima natūralūs jausmai žmogiški ir baimė, kai kada ir pyktis, apmaudas, netikrumas, paveskime visą tai į Dievo rankas, nes kaip yra parašyta, paveskite visus savo rūpesčius Viešpačiui, nes Jis jumis rūpinasi. Ir apaštalas Paulius šventosios dvasios įkvėptas ir mums sako, jums tekę išmėginimai tai yra žmogiški. Dievas ištikimas. Jis neleis jūsų mėginti virš jūsų jėgų, bet su išmėginimu duos ir išeitį, kad galėtumėte atsilaikyti. O kur Dievo ištikimybė pasireiškia? Dievo meilėje, kaip Jėzus sakė, nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Už tave ir mane gyvybė jau Dievo yra atiduota. Ir Dievas ištikimas savo pažadam, kurių jis gausybę mums yra davęs. Ir jis sako, ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prisidėkti, aš jūs atgaivinsiu. Sako, girdėsite apie karus ir karų gandus. Tačiau būkite drąsus, aš nugalėjau pasaulį. Pasaulyje jūsų priespauda laukia, aš nugalėjau pasaulį. Ir štai, aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Todėl, mėly broliai ir seserys, linkiu, kad mes savo rūpestyje, baimėje, iš savo ir viso pasaulio drebėjimuose pakeltume akis į Viešpatį, remtumės jo žodžiu ir žinotume, prisimintume, pasikliautume Viešpačiu Jėzumi Kristumi, per kurį turime gyvenimą jau šioje žemėje ir kuris mus lydi per šio pasaulio dykumą, keliaujančius į dangiškojo Tėvo namus. Viešpaties Jėzaus Kristaus ramybė teesie su jumis visais. Amen.